Hola, hola, bienvenidos a mi canal, mano vardas Elžbieta, sveiki atvykę į mano kanalą. Ir šiandien mėnesio pradžia, o tai reiškia, kad šiandien bus žinios. Taip, kas atsitiko per visą balandžio mėnesį, šiandien mes trumpai pasižiūrėsime apie kiekvieną mano manymu svarbų įvykį. Bet prieš pradedant, norėčiau jums priminti, kad jeigu jūs norite mokytis ispanų kalbos, tai jūs galite spausti nuorodą apačioje ir užeiti į mokyklos puslapį schoolpalmar.com ir išsirinkti jums geriausią variantą. Bet jeigu jūs norite per vasarą išmokti ispanų kalbos pagrindų, taip sakant, norite intensyvaus vasaros kurso, kaip tik dar šiandien galite prisijungti, birželio 3 dieną, galite prisijungti prie kurso ir mokytis savarankiškai. O mes tada pradedame. Norėčiau pradėti nuo to, kad Ispanija pavargo nuo emigrantų. Taip, Ispanija pavargo. Jis sako, os aguantamos. Taip, mes jūs kenčiame. Taip sakant, jūs esate emigrantai. Ką su jumis padaryti, bet tai lemia, kad dabar yra sunkiau gauti laikiną apsaugą. Čia neliečia Europos piliečius, ne, nes Europos piliečiams yra visai kitokie reikalavimai. Čia būtent liečia ne Europos piliečius. O čia mes, kaip žino, labai daug yra emigrantų iš Latino Amerikos, iš Afrikos ir iš kai kurių Europos šalių, kurios nėra Europos Sąjunga. Ir tiek atvyko emigrantų, kad ispanai jau pavargo ir jau planuoja, žiūri, kad nebūtų taip lengva kiekvienam pasilikti šalyje. Ir dėl to jau yra sunkiau gauti kažkokią laikiną apsaugą, yra sunkiau pratęsti tuos dokumentus, bet ačiū Dievui mūsų tai neliečia. Madridas skelbia karą vasaros karščiui, nes savivaldybė pastebėjo, kad su kiekvienais metais vasaros tampa vis karštesnės, 1 laipsniu maždaug ar apie 1 laipsnį, tai vis karščiau ir karščiau. Ir žinoma, visiems gyventojams, čia aišku ne tik Madrido, visos Ispanijos gyventojams yra sunkiau pernešti tą karštį, bet dabar mes pakalbėsime būtent apie Madrido savivaldybę ir kaip jie nusprendė kovoti su vasaros karščiu. Madrido valdžia nusprendė, kad mokyklose karštais mėnesiais nebus sporto pamokų. O mes žinome, kad karščiai ateina birželio mėnesį ir vis dar tęsiasi rugsėjo mėnesį. Dėl to šitais 2 mėnesiais sporto pamokų tokių nebus. Ir jie leidžia pačioms mokykloms nuspręsti ir keisti savo grafikus. Taip pat šitais mėnesiais nebus jokių ekskursijų arba kažkokių žygių už miesto arba miestos ribose, būtent karščiausiamis valandomis. Tai būtent yra nuo 12 iki 4, kai vaikai dar mokosi. Nusprendė tam, kad apsaugoti vaikus nuo saulės karščio. Taip pat jie duos pinigų, kad visur būtų pastatytos žaliuzės ir užuolaidos, kad galėtų užsidengti, kad neeitų saulės spinduliai. Taip pat bus suteikiami pinigai tam, kad visur būtų užinstaliuoti kondicionieriai. Taip pat jie nusprendė, kad lengviau būtų žmonėms naudotis metro stoteliuose jie irgi užinstaliuos dar kokį 1-2 kondicionierius tam, kad žmonėms būtų lengviau kvėpuoti. Ir taip pat jie padarys, kad traukiniai greičiau atvažiuos, vadinasi, jie leis daugiau traukinių, kad tokiu būdu sutrumpėtų tas laukimo laikas ir žmonėms nereikėtų kentėti. Aš labai gerai suprantu, nes čia Valensijoj irgi, kai yra karščiai ir jeigu tu nori naudotis metro Liepos, rugpjūčio mėnesiais, būtent šitais, ir metro, žinoma, yra labai daug žmonių, labai krūvų žmonių iš tikrųjų ir pastovėjus netgi 5-7 minutės tarp
tiek žmonių ir tame karštyje, tai tikrai atrodo, kad iš tavo organizmo visas vanduo išgaruoja. Dėl to tikrai, manau, čia labai gerai, kad Madrido valdžia nusprendė duoti daugiau traukinių ir užinstaliuos dar kondicionierių. Taip pat bus suteikta ligoninėse nauja linija, kur žmonės galės skambinti tam, kad pasiteirauti, ką jiems daryti, jeigu jie persišildė. Galės tokiu būdu paprašyti pagalbos ir jiems bus suteikta informacija ir rekomendacijos, ką jų atveju daryti. Nekilnojamojo turto kainos kyla ir nesustoja. Ir vidutinė kaina 1 kvadratinių metrų Ispanijoje yra 2098 eurai. Ir tai yra 7% daugiau negu tuo pačiu mėnesiu praeitais metais. Iki 2034 metų bus paleisti nauji traukiniai tarp Madrido ir Lisabonos. Šiuo metu galima iš Madrido į Lisaboną nuskristi tik lėktuvu, o už 10 metų galima bus ir traukiniu. Ir traukinio trukmė bus tik 3 valandos. Įsivaizduokite, kokiu greičiu važiuos traukiniai. Čia yra nuspręsta tam, kad sumažinti užterštumą. O kaip tai padaryti? Žinoma, kad reikia naudoti traukinius. Taip pat yra planuojama dar viena greitųjų traukinių linija tarp Vigo į Porto, tarp šitų dviejų miestų irgi. Ir kelionė planuojama išvis tik 50 minučių. Taigi, laukiame 2034 metų, dėja čia už 10 metų, bet galbūt jie padarys ir greičiau ir galėsime mes daug patogiau susisiekti su Portugalijos sostinė. Toliau tęsiasi teismas dėl Begonia Gomes korupcijos, Pedro Sánchez žmonos. Ji yra apkaltinta korupcija ir dabar Madride vyksta teismas. Aš apie tai pasakoju jau praeitame video. Ir Sánchez kol kas netgi nesiruošia palikti savo pareigų, kaip tik atvirkščiai. Jis paminėjo, kad dirbs dvigubų pajėgumų. Ir visa ta korupcija yra išgalvota jo oponentų. Bet įdomus dalykas, Argentinos prezidentas pavadino Sánchez žmoną la dama corrupta, korupcijos dama. Žinoma, dabar Sánchez Pedro, jisai prašo atsiprašymų Argentinos prezidento. Taigi, pasižiūrėjus, kaip čia bus, nes manau, kad niekas nenorėtų konfliktuoti, ypač žinant, kad Ispanijoje tikrai gyvena labai daug argentiniečių. León mieste, Ispanijoje, kino teatre buvo sumuštas žmogus. Bet kaip tai atsitiko? Pasakoja taip, kad atėjo viena šeima, vyras, žmona ir vaikai į kino teatrą. Ten buvo ir kitos šeimos ir taip toliau. Ir ne iš to vyras pradėjo mušti savo žmoną visų akise, ir jų vaikų akise, ir kitų žmonių akise. Ir kaip tik tame pačiame kino teatre buvo El Boxeador. Ir jis ką? Pradėjo, ką tu čia darai, negalima, bet tas vyras irgi nenusileido ir sako, kad čia nosį įkiši, ne į savo reikalus, galiu daryti su žmona, ką noriu. Ir tada tas boxeador jį sumušė. Ir ne vieną kartą gavo taip, bet keletą kartų. Ir dabar, taip sakant, žmonės pasidalino į 2 grupės. Vieni už tą boxeador, nes jis gerai padarė taip, kad jisai pradėjo ginti tą moterį, kad taip negalima elgtis. O kita grupė žmonių yra prieš boxeador, nes sako, o tai kas čia bus, jeigu kiekvienas, kuris moka muštis, taip prieis ir pradės mušti bet ką. Dėl to yra tokios 2 grupės už šitą konfliktą, tai, kad gerai padarė šitas bokserius, ir antra grupė, kad visgi blogai ir kad žmonės tada pradės bijoti, kad bet koks žmogus, kuris moka muštis, pradės bet kurioje vietoje ir bet kada galės tave sumušti. O jūs ką galvojate šituo atveju? Į kokią grupę jūs priklausote?
Ispanijos sostinėje Madride įvyko dar vienas skandalas ir jis yra susijęs su reklama. Taip. Nes Madrido centre buvo publikuota didelė reklama apie krūtinės didinimą. Bet kodėl tai sukelia tokį skandalą? Ten buvo toks užrašas: Otro verano cambiando el panorama de la playa. Dar viena vasara keičianti paplūdimio panoramą. Ir žinoma, tai sukelia skandalą, nes moteris pradėjo prieštarauti tam, kad būti gražiai pliaže reikia ką didintis krūtinę. Taip, ir pradėjo dėl to rašyti neigiamus ne tik atsiliepimus, taip, bet ir prašymus, kad nuimtų reklamą, nes tai ne tik padaro, kad moteris įvaro į kažkokius standartus, kad jeigu tu neturi krūtinės, tai tu esi negraži, bet taip pat, kad jaunimas, paauglės merginos nesijaustų blogai ir nesugalvotų savo naujų kažkokių kompleksų, kurių iš tikrųjų nėra. O čia Ispanijoje iš vis yra daugiau už natūralumą, už tai, kokia esi, koks esi, tave reikia priimti, mes tave priimame. Ir dėl to taip ir pakilo toks skandalas, nes čia žmonės nebėga už standartų, taip, jie daugiau už natūralumą, kad kokia aš esu vis tiek graži. O jūs ką galvojate šito atveju? Ar šita reklama gera buvo, ar visgi bloga? Žinoma, šitą reklamą po 3 dienų iš karto ją nuėmė. Ispanijos karališkoji šeima naujus metus pradėjo skaidriai, ką čia reiškia, kad jie nuo šiol jau pradėjo publikuoti visą savo dovanas, pajamas ir išlaidas. Ir tai yra padaryta tam, kad priartėti prie žmonių ir kad žmonės daugiau pasitikėtų karališkąją šeimą. Iš tikrųjų, labai įdomu žiūrėti visas šitas ataskaitas, nes, pavyzdžiui, per metus karališkoji šeima gavo 301 dovaną. Iš šitų dovanų 150 dovanų gavo karalius, 72 dovanas gavo Leticija ir likusias dovanas gavo jų dukros. Ir tarp dovanų yra tokie dalykai kaip knygos, žvakės, kažkokie žaislai, bet ne tik tokie paprasti, bet taip pat, pavyzdžiui, karaliui buvo padovanotas scenarijus ispaniško serialo, kuris vadinasi Las chicas del cable, šito serialo scenarijus, įsivaizduokite, ir daug visokių kitų. Ir visos tos dovanos, jos eis į muziejų, kad žmonės po to galėtų užeiti ir pasižiūrėti. Ką jūs galvojate apie tokį skaidrumą karališkosios šeimos? Aš manau, kad tai tikrai labai gerai ir tikrai jie užsidirba savo pliusiukus tarp žmonių. Taip pat į puslapį ne tik apie dovanas galima pasižiūrėti, taip, bet ir išlaidas, kiek jie išleido, pavyzdžiui, už vieną vakarienę, kur buvo pakviesti, žinoma, svarbus žmonės, buvo išleista 65 000 eurų, bet jie nurodo viską, kam buvo išleista. Valgiui, kas organizavo, kiek svečių buvo, visą sąrašą, jie viską surašo ir galutinę taip pat sumą parašo, kad žmonės matytų, kad kiek buvo išleista. Mano manymu, čia yra labai gerai ir tikrai žmonių smalsumas nugalės ir tikrai žmonės pradės daugiau žiūrėti ir stebėti karališkąją šeimą. Jeigu jūs norite pradėti savo verslą, tai jūs galite prašyti paramą 3000 eurų. Ji vadinasi Kit Digital. Bet žinoma, ne bet kokį verslą. Taip. Ten reikia pasiskaityti rekvizitus, taip, reikalavimus. Ir jūs tuos 3000 eurų galite panaudoti kompiuterio pirkimui, technikos pirkimui, web puslapio sukūrimui, tokiems panašiems dalykams. Jau manau, iš pavadinimų jūs suprantate, taip? Kit Digital. Vadinasi, vis daugiau ir daugiau netgi yra raginama kurti tokių digital
verslu. Ir čia buvo viskas šiandienai tai, ką aš surinkau, pačias įdomiausias žinias. Tikiuosi, jums patiko, nepamirškite prenumeruoti ir laiką, tai tikrai padeda augti ir daugiau žmonių galės pamatyti video ir surasti šitą kanalą. Dėl to tai yra nemokamai, labai greitai, prenumerata, laikas. O iš manęs didelis ačiū, tai man duoda dar daugiau noro filmuoti video jums, o jūs tuo tarpu galite komentaruose rašyti, kokius video norėtumėte matyti, gal kažkokias temas jums rūpimas. Rašykite komentaruose ir pasižiūrėsime, galbūt jūs duosite vieną kitą idėją naujam video sukūrimui. Ačiū Jums, kad buvote su manimi. Ir susitiksime jau greitai kitame video. Hasta pronto!